Vilniaus akademijos galerijoje balandžio 22 dieną buvo atidaryta Šarūno Saukos ir Nomedos Saukienės tapybos paroda. Čia nebloga koncepcija, kai šeima. Šiais laikais šeima nebloga koncepcija yra, žinok, žmogau. Jau tas, kuris verda, tai įsikvėpimas su laiko tiesiog. Arba pietus prisvyla, tada jau tikrai, jeigu šitai būna. Būna taip, kad Nomeda uždeda kotletus, nueina į viršų tapyti ir aš galvoju, kad ir man įkvėpimas, ir tada kotletai jau nuėjo šuniu ant uodegos. Paskui tik kvapas toks. Būna tokių durnelių, kur nori. Daug. Kiek? Daug. Nežinau. Ką žinau, jeigu kas nusižudys čia, tai sakysiu, kad skatina, bet netikiu. Parvažiavę, tai vėl tada daržus sodinsim, jurginus jau reikia ir morką. Mes tapysim, mes visą laiką tapom ir parvažiavę tapysim. Gal ne loginį, bet kokį metafizinį, sakykime, tokį, tokį, arba vizijinį kažkokį paaiškinimą, suprantamas, ypač artimesnis žmogus, tai labai turbūt gali bandyti kažkaip interpretuoti. Mūsų žiūrovai, kaip apskritai skaitytojai, nelabai nori mąstyti. Ir ypač turbūt dailės tie žiūrovai, mano žiūrovai, jie tik tai priims kažkokią tą plastinę kažkokią išraišką.